It's taking over me, it's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone, 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 dance alone. Let's disco, take right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. I got the moves, it's gonna blow. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. By dancing on my own, I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go.
I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let's go and right at my own. It is okay to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. I got the moves, it's gonna blow. Dance alone, dance alone. Dance alone, dance alone.
Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau. Toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai. Tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. O, 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 o. Tos vaikystės svajonės nemaniau išsipildys. Veiksmo filmų herojai, kosmosas kitos viltys. Mano kambario sienos nukabintos plakatais tų, kurie į priekį vedė jau tada. Čia kas noris toks rimtas, o Bruce Lee dar rimtesnis. Jackie Chanas vėl girtas, o Van Damas ramesnis. Muzikiniai herojai jau tada man dainavo, nemaniau, kad teks dainuot su jais greta. O, pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau. Toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai. Tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. O, o, o. Sapnas šis baigsis ir aš neatsiminsiu nei veidų, nei vietovių, nei princesių, nei princų. Bet bent būsiu pajautęs, ką tai reiškia skraidyti. O tada, kai pasensiu, beliks visą tai tiesiog apmąstyti. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau. Toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai. Tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau. Toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai. Tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. O, o, o. We are the winners. We are the winners. We are. We are the winners of Eurovision. We are. We are the winners of Eurovision. We are. So you gotta vote for the winners. Vote for the winners. We are the winners of Eurovision. Le Belle City à Paris, and the United States. We are the winners of Eurovision. Nous chantons la même chanson. We got it going on. Every day you hear us on the radio. And every day you see us on the news. That's right. It doesn't matter in mono or in stereo. 'Cause we are here to represent the truth. We are the winners of Eurovision. We are. We are the winners of Eurovision. We are. Go, baby! We are the winners of Eurovision. Aš su manim važiuosi atostogaut,
kur smėlis jūra kopos papramogaut. Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut. Saulės spinduliai smeigia į mane, tamsūs sakiniai nebegelbėja. Paatostogaut kviečia jau gamta, pagaliau ir man laisva diena. Užburia šiltas oras, užveda mano nors vasara bus karšta. Negailėk savo laiko, netaupyk batareikų, trūksta vien tik tai tavęs. Ar su manim važiuosi atostogaut, kur smėlis jūra kopos papramogaut? Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut? Nėra ko kvėpuot, gerklėje sausra, uždraustas vanduo nebegelbėja. Paatostogaut prašo jau širdis, pagaliau ir man savaitgalis. Užburia šiltas oras, užveda mano nors vasara bus karšta. Negailėk savo laiko, netaupyk batareikų, trūksta vien tik tai tavęs. Ar su manim važiuosi atostogaut, kur smėlis jūra kopos papramogaut? Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut? Ar su manim važiuosi atostogaut, kur smėlis jūra kopos papramogaut? Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut? Ar su manim važiuosi atostogaut, kur smėlis jūra kopos papramogaut? Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut? Ar su manim važiuosi atostogaut, kur smėlis jūra kopos papramogaut? Ar nori atostogaut, ar nori papramogaut, vasaros paragaut? Gerbiami bėgimo mėgėjai visi. Visada Vidas ir Rasa maloniai mus pasitinka savo sodyboje, visada mums malonu dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose ir linkim jiems energijos ir tokio pat užsispyrimo ir kiekvieną kartą mus taip maloniai pasitikti ir dalyvauti bėgimo, vadinasi, bėgimo namai. Visada maloniai atvertos duris ir maloniai užsiveria duris! Ačiū! Tu nori pasijausti kaip namie, kaip gimtiniai, kaip Lietuvoje, geresnės vietos nėra. Čia nėra ką lyginti, kaip tėviškai, nežinau. Viskas čia super. Ir gamta, ir šiandien oras super, ir trasa, ir žmonės. Svarbiausia.
Man šitas renginys patinka tuo, kad čia yra labai jauki atmosfera, kad Vidas parenka nuostabias trasas, ta prasme, bėgi miškais, jeigu ne ten nuklysi, pasiklysi. Bet šiaip, ta prasme, superinė trasa, visa organizacija, tai kažkas wow. Ta prasme, pradedant nuo tritaškių konkursų, nuo bėgimo, aišku, apie rėmimą, čia apie maitinėlės, tai čia nėra ką neatsakyti, kubilas, pirtis, ta prasme, ko daugiau reikia varžybose. Ir tai svarbiausia, tai yra nekomercinis bėgimas. Tai yra bėgimas, kai sakau, iš idėjos, iš nuostabios idėjos. Tai startas, bėgimo namai, ta prasme, kai sakau, atmosfera yra pati nuostabiausia. Dėl to prisijunkit, kai vyks varžybos kokios, pas Vidą pačios nuostabiausios, jaukiausios, kaip sakau, kaip namie, kaip kažkur išvykus į gamtą pastovyklau, tiesiog prasibėgi dar mini varžybėlės, treilų varžybėlės. Iš tikrųjų, tai labai šilta emocija, nepaisant to, kad aš be proto dabar esu sušalusi, bet esmė tame, kad bėgimo namai ir Rasa ir ponas Vidas iš tikrųjų tai sušildė savo tą šilumą ir savo tą tokiu, priėmimu ir organizuotumu ir vaišėmis ir renginiais po to ir tą šilumą sutikimu po finišo ir starto, tai yra super, kai sakau, aš tai sakau jėga, nekreipkite dėmesio, kad apsirengus kaip iš šiaurės, bet patariu, rekomenduoju ir būsiu dar ne vieną kartą ir ne pirmą kartą, jėga! Taigi, draugai, štai ir baigėsi dar vienas mano video. Tikiuosi jums patiko, neprailgo laikas bežiūrint. Šiaip reziume šitas video gavosi tikrai ganėtinai ilgas, bet norėjosi perteikti jums kuo daugiau emocijų, kad jūs pamatytumėt, kaip ten iš tikrųjų viskas vyksta. Nes kiekvienas bėgimas tai yra kaip šventė, kaip gimtadienis. Čia kiekvienas dalyvis yra laukiamas ir priimamas išskėstom rankom. Į kiekvieną žmogų yra atsižvelgiama. Pavyzdžiui, Rasa buvo pagaminus 2 rūšių sriubas. Tai yra tas, kas valgo su mėsa, pavyzdžiui, tai su mėsa atskirai padaryta, striumiena, ryžiai, o jeigu jūs mėsos nevalgot, tai jums yra atskiras pasirinkimas su grybais, pavyzdžiui. Tai jūs pagalvokit, ant kiek atsižvelgia šie žmonės į kitus žmonės, į jų, kaip sakoma, interesus, tai, kas jiems patinka, tai, kas nepatinka, ką jie valgo, ko nevalgo. Kiekviena detalė yra labai svarbi. Ir tai tik tai parodo, kokią didelę širdį turi šie žmonės ir kaip jie viską suorganizuoja, kiek jiems laiko reikia sveikatos, kaip sakoma, kiek čia darbo reikia įdėti. Sunku žodžiais apsakyti iš tikrųjų, kiek man teko pas juos dalyvauti, tai kiekvienas bėgimas yra kaip šventė. Jie tiesiog švenčia, kaip sakoma, ir nori pasidalinti šventišką nuotaiką su visais kitais. Tai išties, man tai yra kaip stebuklų šalis atrodo. Daugiau niekur tokių renginių nerasit, aš jums garantuoju. Tai ant galo noriu padėkoti tikrai už tokį šiltą priėmimą. Ten aš daug ir nepapasakoju, taip, ten buvo ir pirtis, ir kubilas, kaip ir matėt video, tritaškių konkursas, kokiam renginiai jūs, pavyzdžiui, atvažiavę bėgt, jūs dar gaunate, pavyzdžiui, tritaškių konkursas sužaist. Ta prasme, čia yra wow. Ir atrodo, nors ir jūs pradžiai nei vieno nepažįstate, bet jūs taip greit susipažinsit su visais, ant kiek faini žmonės, ant kiek ta atmosfera tokia labai tikrai šilta, jauki, nuoširdi. Tokių bėgimų ir tokių švenčių tai tikrai galima rasti tik pas Rasą ir Vidą. Tai tikrai noriu padėkoti nuoširdžiai už viską, iš viso širdies. Ir stiprybės jums, sveikatos, laimės ir, kaip sakoma, susitiksime kitose bėgimuose. Laimingai visiems.